nusprendė, kad ugnis neturi nei svorio, nei garso ir jos negalima liesti. Kažkas pasakė, kad ugnies negalima nešti ir prieiti per arti, kad jį šildo, kai šalta ir kad šviečia tamsoj. Kažkas sugalvojo, kad be deguonies jį nedegs ir palikti jos vienos negali, nes užpils, užpūs, užges. Ir kažkas vis nuolat kartojo, kad su ugnimi negalima žaisti. Bet kas, jei žaidimas ir yra ugnis? Prisijunk ir palaikyk Lietuvos olimpinę komandą. Tavo ugnis, L-Team ugnis.